Sveiki, šiandien leisime kartu popietę Frankfurte, bet ne paprastu, o magnolijų žydėjimo metu. Na, išties puikus metas keliauti Europoje. Gatvės tiesiog žydi, kvepia, kaip kokiam rojuje vaikščiotum. Visas miestas kvepės ir prasiskleis nuostabiausiais žiedais. Taip pat lankysime miesto įžymybės, taigi spaudžiam like ir eime grožėtis. Sveiki, šiandien keliausime Frankfurte. Praleisime čia 6 valandas ir pasižiūrėsime, kiekgi tai kainuos. Šiuo metu esu Frankfurto oro uoste, išsikviečiau Boltą, kainuos 20 eurų. Pasižiūrėjau, kiek kainuoja naudotis Boltu ir pačiam vairuoti arba FreeNow programėlėje, tai būtų apie 13 eurų. Na, bet kadangi naujas vietovės, tai važiuosiu su Boltu, pats vairuoti nenoriu. Aš atvykau su Boltu už 20 eurų, tačiau galima atvykti ir su traukiniu už 5 eurus. Frankfurtas – tai miestas, kuriame futuristiniai dangoraižiai susilieja su senamiesčio romantika. Jei manote, kad tai tik finansų centras, klystate. Frankfurtas turi daugiau charakterio, nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Miestas vadinamas Manhattan ir nebereikalo. Čia dangų remia Commerzbank Tower, Main Tower ir kiti stiklo milžinai. Frankfurtas – tai miestas, kuriame stikliniai dangoraižiai stovi greta istorinių pastatų, o Maino upė suteikia jam ypatingo žavesio. Šis vandens kelias ne tik dalyja miestą į dvi dalis, bet ir jungia skirtingas Frankfurto pusės – modernėje, subkultūrinė ir istorinė. Maino krantinė – viena gražiausių vietų mieste, kur galima pasivaikščioti, važinėtis dviračiu ar tiesiog grožėtis atsiveriančiais vaizdais. Čia vyksta savaitgalio turgus, festivalių koncertai ir net garsusis Museum Surfest, kai visi muziejai atveria duris lankytojams. Atvažiavau su Boltu prie upės, na šiuo metu yra balandžio 1 diena, jau skleidžiasi po truputėlį žiedai. O įspūdingiausios bus magnolijos. Tai pradžiai pasigrožėsim magnolijomis, o po to keliausime į senamiestį. Frankfurte pavasarį žydinčios magnolijos tikras stebuklas. Kai tik ateina kovas ir balandis, miestas pasipuošia švelniai rožinėmis ir baltomis magnolijų gėlėmis, suteikdamos jam romantišką ir jaukią aplinką. Pasivaikščiojimas palei upę žydinčių medžių fone yra tikra atgaiva sielai. Pavasaris Frankfurte – tai metas, kai miestas iš pilko verslo centro pavirsta spalvinga, gaivia ir šilta erdve, o magnolijos suteikia jam ypatingo grožio. Kai magnolijos pražysta, atrodo, kad pats pavasaris atsibunda iš miego, apsigaubę švelniai rausvais, baltais ir violetiniais žiedais. Jų dideli aksominiai žiedlapiai tarsi švelniai plevena ore, o lengvas aromatas pripildo erdvę saldžia gaiva. Tai ne tik medžiai, tai tikri gamtos meno kūriniai. Magnolijų grožis slypi jų trapume, jos pražysta anksti pavasarį, dar prieš išsprogstant lapams, todėl atrodo tarsi gėlėti debesys ant pilkų šakų. Vienas vėjas, viena lietinga diena ir jų žiedlapiai pradeda kristi, sudarydami minkštą kilimą po medžiais. Šis trumpalaikis grožis primena, kad reikia sustoti ir pasimėgauti akimirką. Na, žiedai išties įspūdingi, turbūt kaip sudėtų delnų dydis. Kokių 12 cm ilgio žiedas. Na, išties puikus metas keliauti Europoje. Gatvės tiesiog žydi, kvepia, kaip kokiam rojuje vaikščiotum. Pamatyti žydinčias magnolijas mieste – tai tikras džiaugsmas. Jos paverčia paprastas gatves pasakų alėjomis, papuošia parkus ir sodus, suteikdamos romantikos net moderniausiams vietoms. O kai saulės spinduliai prasiskverbia pro jų žiedus, pasaulis tampa švelnesnis, šviesesnis ir kupinas gyvybės. Ar esi kada nors stovėjęs po magnolijos medžiu, kai vėjas su kuriais neša žiedlapius? Tai akimirka, kai pavasaris tikrai juntamas širdyje. Šiame rajone įsikūręs ir Lietuvos garbės konsulatas. Matote, beveik plevėsuoja lietuviška vėliava. Na, tikrai gražioje vietoje, kur čiulba paukščiai, gražūs medžiai, o ypač pavasarį dar ir žydinčios magnolijos. Šiuo metu atvykau į Sachsenhausen rajoną. Na, praktiškai kiekvienoje gatvelėje auga po įspūdingą magnolijų medį. Rožinės spalvos jau žydi, tamsesnės dar ne. Na, sakyčiau, rajonas panašus šiek tiek į mūsų žvėryną. Labai tvarkingas, ramus. Šiame rajone prasidėjęs jau ir rododendrų žydėjimas. O šio augalo ir nepažįstu. Atrodo, kaip maišytas būtų rododendras su rože. Čia jau jūs parašykit komentaruose, kas čia per augalas.
Kai pavasaris ateina į Frankfurtą, Mainufer krantinė tampa tikrų žydinčių rojumi. Palei Maino upę išsirikiavę vyšnių, magnolijų ir kaštonų medžiai pasipuošė švelniai rožiniais, baltais ir violetiniais žiedais, suteikdami miestui nepakartojamo žavesio. Pasivaikščiojimai po žydinčių medžių alėjas – vienas gražiausių pavasario ritualų. Saulės spinduliai prasiskverbia pro žiedų kupolus, o vėjas lengvai neša nukritusius žiedlapius. Na, kol kas pristabdom grožėjimąsi žiedais, spalvomis ir kvapais ir keliaujam per tiltą į senąją Frankfurto zoną, senąjį miestą. Iš tikrųjų, tam, kam patinka žiedai, pavasaris ir panašiai, tai siūlau nuvykti Olandijoje. Tenais keletai mėnesių atsidaro tulpių parkas, vadinamas Keukenhof, ir tulpių laukai žydi visur. Reikia išsinuomoti automobilį, nusileidus į oro uostą, tada galima ir pasivažinėti, bet būtent tas parkas yra kažkas tai tokio įspūdingo. Daugybė tulpių ir labai gražiai susodinta, sukombinuota, tiesiog autobusai žmonės veža. Bet yra laiko tarpas, 2 mėnesiai, kuomet tulpė žydi. Kitų metų parkas yra uždarytas, tai siūlau nuvykti ten. Žinote, einu per upę, matau pakrantę ir galvoju, Vokietijoje žydi gražiausios magnolijos, medžiai įspūdingi, o Vilniuje kažkoks tai rudas vamzdis leidžiasi upę. Nu, tegul pamąsto savivaldybė, kas yra žmonėm gražiau. Frankfurto finansų centras yra pagrindinis Vokietijos finansų sektoriaus centras ir vienas svarbiausių finansinių hubų Europoje. Miestas yra Europos centrinio banko namai, kuris priima svarbiausius ekonominius sprendimus eurozonoje. Bankų kvartalas yra miesto finansinė širdis, kur susitelkusi didžiausia dalis pasaulinių bankų ir finansinių institucijų. Frankfurto vertybinių popierių birža yra viena didžiausių pasaulyje, turinti ilgametės tradicijas ir didžiulę įtaką pasauliniai ekonomikai. Miestas yra žinomas dėl savo fintech sektoriaus ir daugelio startuolių, kurie sparčiai auga mieste, pritraukdami investicijas ir talentus. Frankfurtas kaip finansų centras nuolat auga ir vystosi, tapdamas inovacijų ir aukštos kvalifikacijos darbuotojų centru, kuris pritraukia talentus ir investuotojus iš viso pasaulio. Na, šioje vietoje jau žmonės džiaugiasi pavasarį, sėdi parkelį ant saulutės, valgo krosanus, geria kavutę. Esu ant metalinio pėsčiųjų tilto Frankfurte, kuris pats pirmas buvo pastatytas Frankfurte 1869 metais. Bei jį per Antrą pasaulinį karą sugriovė, tačiau per metus iš karto yra atstatę. Istorinis pėsčiųjų tiltas Eisener Steg, jungiantis Olštat senamiestį ir Sachsenhausen rajoną per Maino upę. Tilto statyba prasidėjo 1868 metais, o jis tapo vienu iš svarbiausių Frankfurto simbolių, nes buvo pirmasis tiltas per Mainą, leidžiantis pėstiesiems pereiti į kitą krantą. Eisener Steg yra plieninis tiltas ir nors jis buvo suremontuotas, bei atstatytas kelis kartus, vis dar išlaiko savo istorinį žavesį. Tilto konstrukcija ir žiediniai geležiniai elementai suteikia unikalų senovinį charakterį, o nuo jo atsiveria įspūdingi vaizdai į Frankfurtą, nuo finansinių dangoraižių iki senamiesčio stogų. Eisener Steg taip pat tapo populiari meilės spynelių vieta, kur poros užkabina užraktus ir meta raktus į Mainą, žadėdamos amžiną meilę. O šalia tiltų yra uostukas, prie kurio stovi laivai plaukiantis Maino upe. Čia galima pasiplaukėti 1 valandą už 16 eurų ar 18. Frankfurto senamiestis Altstadt tai vieta, kur tradicija susitinka su modernumu ir kur atgimsta miesto praeitis. Nors daugelis senų pastatų buvo sunaikinti per Antrąjį pasaulinį karą, senamiestis buvo atstatytas pagal senąją schemą, išlaikant istorinį žavesį ir autentišką atmosferą. Römerbergo aikštė tai senamiesčio centras, kuris įkūręs Römer miesto rotušę, pastatyta dar 13 amžiuje. Tai viena iš populiariausių turistinių vietų, kurie galima pasigrožėti gotikinės ir renesansinės architektūros deriniu. Senamiestis žavi siauromis gatvelėmis, išsaugotomis tradicinėmis medinėmis pastatų fasadų detalėmis, kurios suteikia romantišką ir nostalgišką aurą. Altstadt gatvės taip pat pilnos jaukių kavinių, restoranų ir mažų parduotuvių, kur galima paragauti vietinių patiekalų ir susipažinti su Frankfurto tradicijomis. Istorinėje Römerbergo aikštėje tikrai daug žmonių. Pagrindinis turistų traukos centras, daug ir kavinukių, bet ir namai labai gražus. Tikro vokiško stiliaus. Tai visas pusės, kur pasižiūrė, na jau čia
ir atveža autobusai ir netoli šios vietos startuoja laivas plaukiantis per Maino upę. Gotikinio stiliaus katedra Frankfurte, net 100 metrų aukščio bokštas. Galingas pastatas, aišku, per Antrą pasaulinį karą vėlgi buvo apgriauta, tačiau dabar atstatyta pilnai. Frankfurto katedra, dar žinoma kaip Kaiserdom, vokiečių imperatorių katedra, yra viena iš svarbiausių gotikinės architektūros pavyzdžių Vokietijoje ir didžiausia bažnyčia Frankfurte. Katedra buvo pastatyta per ilgą laikotarpį, o pagrindiniai statybos darbai prasidėjo 14 amžiuje, tačiau bažnyčios išbaigtumas pasiekė tik 15 amžių. Katedros istorija yra glaudžiai susijusi su Vokietijos imperatorių karūnavimu. Nuo 1560 iki 1800 metų Frankfurte buvo karūnuojami Vokietijos imperatoriai, todėl ši katedra tapo politiniu ir religinio prestižo simboliu. Kaiserdom buvo ta vieta, kur buvo surengti svarbiausi imperatorių karūnavimo įvykiai, dar labiau sustiprino jos reikšmę istorijoje. Katedra buvo labai apgadinta per Antrąjį pasaulinį karą, tačiau po karo atstatymo darbai buvo kruopščiai atlikti, kad išlaikytų senąją gotikinę architektūrą ir vėl ją atgaivintų. Po karo restauracija buvo svarbi tiek religiniu, tiek kultūriniu aspektų, nes katedra tapo miesto atstatymo simboliu ir pasididžiavimo ženklu. Frankfurto katedros bokštas yra 117 metrų aukščio, todėl jis ilgą laiką buvo aukščiausias pastatas mieste ir suteikė puikią galimybę pasigrožėti nuostabių Frankfurto vaizdų. Į bokštą galima užlipti ir mėgautis nuostabių panoraminių vaizdų į Maino upę ir visą miestą. O katedros interjeras taip pat žavi savo didelėmis erdvėmis ir įspūdingais altoriais. Vietinė Delano, sakysim, kavinukę, kur yra keptos žuvies ir žalios ir keptos ir galima papietauti. 15,50 bus. Pavalgysiu gražiame restoranėlėje, kur parduodama ir šviežia žuvis, ir kepta. Aišku, kainos nėra labai pigios. Na, paragausim dabar žuvies su sūrio padažu ir grybais. Atrodo šiaip skaniai, vokiškai, riebiai. Šiaip labai skanu, sultinga, dar bulvytė. Na, patiekalas tikrai labai geras, tačiau riebus ir sunkokas, vokiškų stiliumi. Šalia einu pro Gėtės namą, garsaus rašytojo gimimo, vaikystės vieta. Muziejuje eksponuojami Gėtės rankraščiai, pirmieji leidimai ir įvairūs asmeniniai daiktai, kurie padeda geriau suprasti jo kūrybinį procesą ir gyvenimo aplinkybės. Vienas iš įdomiausių muziejaus aspektų – tai kaip gerai išsaugoti istoriniai kambariai, kuriuose Gėtė praleido savo vaikystę ir jaunolystę. Čia galima pamatyti ne tik rašytojo darbo stalą, bet ir kambarius, kuriuose jis dažnai būdavo įkvėptas savo didžiausiams kūriniams, pavyzdžiui, Faustui. Žmonių Frankfurte daug, bet kaip turistas tai nepasakyčiau, kad daug yra musulmonų. Gal tas, kas gyvena, pasakytų kitaip ar miegamosiuose rajonuose, bet visi karo pabėgėliai ir kuomet Vokietija skundėsi, kad tiek daug imigrantų apturėjo, tai nežinau, aš jų, žinokit, nematau tiek. Aplinkui visi kalba vokiškai, veidai šviesus, gal yra kažkokių turkų, sakysim, kilmės žmonių, bet negaliu pasakyti jau taip stipriai, kad prasiskėdė Vokietija, tai nereikia skųstis visiems. Beje, Vokietijoje sakoma, kad šiais laikais gyvena daugiau musulmonų nei krikščionių. Po Antrojo pasaulinio karo ir ekonominės plėtros, Vokietija pasirašė sutartį su Turkija ir kitomis šalimis, kad į šalį atvyktų darbo jėga. Daugiausia atvyko turkų musulmonų ir jie tapo didžiausia musulmonų grupė Vokietijoje. Šis migracijos procesas tęsiasi dešimtmečius, o daugelis jų pasiliko šalyje ir įkūrė šeimas. Dėl įvairių konfliktų ir karų, ypač Sirijoje, Irake ir Afganistane, Vokietija tapo viena iš pagrindinių pabėgėlių
prieimimo šalių. 2015 metais ypač didelis pabėgėlių srautas iš Sirijos ir kitų viduriniųjų rytų šalių padidino musulmonų skaičių. Vokietija priėmė daugybę musulmonų pabėgėlių ir ši banga turi ilgalaikį poveikį šalies demografijai. Musulmonų bendruomenė ypač didžiuosiuose miestuose kaip Berlynas, Frankfurtas ir Kelnas turi didelį įtaką Vokietijos kultūrai, įskaitant maistą, festivalius, mečetes ir religinius renginius. Musulmonų bendruomenė šalyje taip pat aktyviai dalyvauja socialiniuose ir politiniuose procesuose, ypač po pabėgėlių krizės. Vokietijoje senų pastatų nedaug, nes per Antrą pasaulinį karą jie labai stipriai sugriovė. Tai tik keletas yra senamiesčio pastatų, pagrindė visi matosi, kad pokariu pastatyti. Vaikštinėjau po mugelę, kur pardavinėja sūrius, bandeles, mėsą, tradicinį vokišką maistą. Panašiai kaip Lietuvoje. Vokiečiai irgi mėgsta ir vytintas, ir rūkytas mėsas. Tradicinio vokiško maisto kioskelis. Reikia valgyti bandelę su bratwurstu, su dešra, daug garstyčių, kečupą. Bet kadangi jau pavalgiau skanios labai žuvies, minkštos ir sultingos, tai kol kas dar neragauju. Ir žinoma, pagrindinis dalykas tai alutis. Jau Vokietijoje alutis taip pat. Tai įsivaizduojat, kaip atrodo Oktoberfeste. Tokių salų tūkstančiai, bokalus nešiojat tonomis salų pilsto kiekvieną valandą. Miesto mugės Vokietijoje dažnai būna skirtos maistui ir gėrimams, kur vietiniai ūkininkai ir gamintojai pristato savo produkciją. Frankfurte organizuojamas maisto mugės, kurios siūlo geriausius vietinius patiekalus, bavariškas dešreles, prestel tradicinius blynus, sūrius ir pieno produktus. Taip pat populiarūs gėrimų turgus, kur galima ragauti vietinės alaus rūšis, vynus ir šviežiai spaustas sultis. Ypač populiarūs ir vynų turgus, kuriuose pristatomi Vokietijos vyno regionai, tokie kaip Rheinland-Pfalz ir Badenas. Mugėje dažnai dalyvauja mažieji ūkininkai, kurie siūlo ranko darbų produktus nuo sūrio ir uogienių iki mėsos gaminių ir kepinių. Lankytojai taip pat gali paragauti vietinio alaus ir šviežių kepinių, kurie tiesiai iš orkaitės atkeliauja ant stalo. Na ir vyno kampelis. Turbūt netgi didesnis negu alaus kampelis. Na, vokiečiai mėgsta. O šiandien bei yra ketvirtadienis, 2 dienos. Ir visi jau ragauja vynelį. Savaitgaliais dažnai organizuojamos vokiškos teminės mugės, kuriuose dėmesys skiriamas tradiciniams vokiečių patiekalams – dešros ir krapfenai, kepti šonkuliai ir bavariški saldumynai. Tai tik keletas pasirinkimų, kurių galima paragauti šiose mugėse. Riomerio aikštė ir Sachsenhausen rajonas dažnai tampa šių vokiškų gurmaniškų festivalių vietomis. Lankytojai gali pasimėgauti ne tik tradiciniais vokiečių skaniausiais patiekalais, bet ir vynais bei gėrimais, kurie papildo kiekvieną patiekalą. Vokiečiai mėgsta ne tik alų, tačiau ir vyną, bet nepaprastą, o obuolių vyną. Visi šie staliukai taip pat ir mugėje ragavo tik obuolių vyną, kas yra labai populiaru. Beje, aplink Frankfurtą yra labai daug vynogynų ir skaitosi, kad patys geriausi Vokietijoje. Po Frankfurto miestų giliai po žemė yra labai platus tunelių tinklas, kurį karo metu naudoja pasislėpti, laikydavo ginklus, o vėliau netgi vykdavo svarbus valdžios susitikimai. Šioje vietoje labai gerai matosi senoji dalis ir modernioji daugiaaukščiai. Na, Frankfurtas žinote, kad laikomas netgi Europos finansų centru. Dar viena Frankfurto oazė, tai japoniškas sodas. Na keista, kaip vidury miesto nedidelėme parke tiek daug paukščių čiulbėse. Japoniškas sodas Frankfurte yra tikra gamtos ir ramybės oazė, įsikūrusi Grüneburg Park. Šis sodas buvo įkurtas kaip simbolis Japonijos ir Vokietijos draugystės ir jis puikiai atspindi tradicinį japonų sodo dizainą. Čia galima mėgautis elegantiškais bonsai medžiais, žydinčiomis vyšniomis, sakuromis ir subtiliais lotosų tvenkiniais, kurie suteikia sodui išskirtinio žavesio. Vandens elementai, akmenys ir keli takeliai sukuria harmoniją, o kiekvienas žingsnis šiame sode veda į ramybę ir susikaupimą.
įkvėpimą. Žydintys augalai, ypač pavasarį, paverčia sodą tikrą spalvų ir kvapų simfoniją. Ši vieta yra puikiai pasivaikščiojimo vieta, kur galima atsipalaiduoti ir mėgautis nuostabia gamta, pabėgti nuo miesto šurmulio. Japonijos kultūra ir zen filosofija atsispindi šiame sode, suteikdami unikalią galimybę susimastyti ir rasti vidinę ramybę. Japoniškas sodas Frankfurte yra ne tik graži vieta, bet ir kultūrinė patirtis, kuri leidžia giliau suprasti Japonijos gamtos ir estetikos vertybės. Beje, Frankfurte yra įsikūrusi pirmoji šokolado gamykla, kuri ir paskatino visą pasaulį gaminti šokoladą. Wow, matau, kokia magnolija įspūdinga. Pasižiūrėkit, čia turbūt visas rajonas laukia pavasario, kuomet jinai pražydės. Tūkstančiai žiedų. Wow, tiesiog trūksta žodžių. Ir turbūt labai kvepia netgi. Tikrai labai kvepia. Va čia galiu. Na, įspūdingas medis. Tikrai trūksta žodžių nupasakoti grožį, kvapą, kokį jaučiu čionais. Tik ko jie nepadarė, tai nepastatė suoliukų po medžiu. Na čia pavasarį tai turbūt visą laiką jie būtų užimti. Žinote, įdomu, kad Frankfurtas buvo irgi padalintas taip pat kaip ir Berlynas. Vakarų Frankfurtas priklausė vakarams, rytų Frankfurtas Sovietų sąjungai. Na ir taip pat buvo pastatyta siena. Vakarėje išvaikščiojau visus parkus, senamiestį, paupį. Buvo iš tikrųjų labai gražu, labai daug žydinčių magnolijų, vyšnių, gvazdikų. Na, Vokietija tikrai labai tvarkinga. Ir dabar atėjau į kitą rajonėlį, galvoju, greitai kažką užsisakysiu. Turbūt honkongietiško, ne vokiško, nors reikėtų dešrelę valgyti su bandele, bet nelabai noriu. Ir tada... Daug Frankfurte galima įvairiausių virtuvių paragauti, ir vietnamietiškos, ir honkongietiškos, ir vokiškos. Tai nusprendžiu honkongietiškos. Spring rollsai 3 eurai. Ir antras mano patiekalas yra didelė lėkštė keptų ryžių už 9,50. Geri, kinietiški. Frankfurtas nebloga kryptis atvykti vienai dienai pailsėti. Jeigu randate pigių skrydžių tai pačiai dienai, tai galima išskristi iš Vilniaus, pavyzdžiui, 6 ryto ir po to grįžti vėlyvų skrydžių 9 vakaro atgal į Vilnių. Tai jeigu skrydis kainuoja nuo 50 iki 100 eurų, Frankfurte išleisite turbūt dar 50, na iki 100. Jeigu eisite į muziejus, tai muziejai kažkur nuo 15 iki 20 eurų įimas. Taip pat ir į palmių parkus, arba galima ir pigiau visą tai daryti. Galima vaikščioti po nemokamus parkus, senamiestį aplankyti, visas vietas, kurias galima apeiti ratukų ir nemokamai. Taipogi viešbučių kainos svyruoja nuo 50 iki 100 eurų. Jeigu norėsite apsistoti ilgiau, pavalgyti galima ir pigiai, ir brangiai. Pigiai nusipirkti kokią turko pagamintą šavarmą ant suoliuko suvalgyti, arba brangiau kavinėje karštas patiekalas nuo 15 iki 20 eurų. Tai porą maitinimo. Na, iš esmės turbūt arba su 100 eurų galima apsisukti, jeigu labai jau ekonomiškai, arba su 200 ir pažinti pilnai miestą, galbūt netgi iš kur dienos neužtektų. Kadangi šiandien po Frankfurtą važinėjom dviese, tai bendrai paskaičiavus išleidau už taksi į priekį 10 eurų. Žmogui grįžti į oro uostą vakare 15 eurų, turim 25, pietus 15 eurų, turim 40, vakarienė 10 eurų, turim 50, plus vanduo ir dar plus minus dar keletas. Tai vat, diena kainavo 55 eurus Frankfurte. Patogiai ir grįšiu į oro uostą su Mercedesu nauju. Ačiū, kad praleidote popietę kartu su manimi Frankfurte. Tikiuosi mano pasakojimai ir paskaičiavimai buvo naudingi. Lauksiu jūsų like ir skrendame toliau. Iki!